Labas visiems, tai po šiek tiek pauzės grįžtam su videoblogais. Rugpjūtį tikrai padarysim jų nemažai. Liepa, kaip žinot, buvo mano vestuvės, medaus mėnesis, todėl šiek tiek buvo pauzė, bet dabar palengva nuo visko iš pradžių. Prie kiekvieno klausimo prieisiu, atsakysiu ir papasakosiu gal kai ką jums naudingo ir įdomu. Tai pradedam. Taigi pirmas klausimas, kodėl pradėjau kurti video. Galbūt todėl, nes visada patį žavėjo kitų videoblogai ir giliai širdyje pats visada norėjau kažką panašaus pradėti kurti. Daugeliui draugų mano gal juokinga ir nesuprantama, bet man tai labai įdomu ir kitus pažiūrėti ir pačiam kurti. Jeigu jiem patinka, tegul jie juokiasi, aš kursiu toliau, kažkaip man ir įdomu ir tuo pačiu su Edvinu esame jau senai pažįstami. Smagu dirbti su juo, kas be ko man smagu žiūrėti kitus videoblogerius. Iš kai kurių pasimokai, iš daugelio tiksliau pasimokai, iš kai kurių gal pamatai, ko pačiam nedaryti geriau. Tikrai, man atrodo, įdomi veikla, kuri neturi ribų. Vieną dieną tu gali sėdėti Lietuvoje, kitą dieną mes galim su Edvinu skristi, kad į kokią Meksiką ir filmuoti kažką įdomaus. Labai daug kas klausia, kuom dirbu. Tai galiu atsakyti trumpai ir aiškiai, daug nesiplečiant. Nieko aš nedirbu, tiesiog darau gyvenime tai, kas man patinka. Niekados nesivaikiau kažkokių pinigų didelių ar ko, nes man atrodo, jeigu tu vaikaisi pinigus, tu jų niekados neuždirbsi. Niekados pas tai negali būti tikslas pirmi pinigai, nes jeigu tavo bus tikslas visada tik pinigai, tai nemanau, kad apskritai kada nors tu jų uždirbsi. Ko gero, tai turi būti kažkokia iš pirmo idėja, tu turi mylėti ją, tu turi tą daryti iš širdies. Kol tu nedarysi to iš širdies, tą darysi tik dėl pinigų, tau niekados nepasiseks. Tu nepažįstu tokio žmogaus, kuris būtų uždirbęs legaliai daug pinigų ir darytų tai ne iš širdies. Tik tada, kai tu darai tai iš širdies, su didelė meilė ir aistra, tik tada tu gali kažką pasidaryti gerą ir pasiekti daug, ko tu net pats kartais neįsivaizduoji. Kai man vienas žmogus pasakė, Pauliau, tu esi daug stipresnis negu apie save galvoji. Ir kai kas kart man kažkas pasiseka gyvenime, kai aš kažko pasiekiu, aš atsimenu jo žodžius. Nes dar prieš kokius gal 7 metus buvau išlaikomas tėvų, visada svajodavau, kad pagaliau ateis ta diena, kai būsiu finansiškai nepriklausomas. Ir labai aišku jos laukiu. Galų gale savimi jau nebetikėjau, kad gali ateiti ta diena. Tiesiog buvau susitaikęs su ta mintim, kad tiesiog tėvai mane išlaikys ir tiek. Bet paskui sutikau, aš jį vadinu savo mokytoju. Iš dalies mano tėtis yra pagrindinis mano mokytojas, bet yra dar vienas, mano labai geras dabar draugas. Mes su juo nebendravom tiek daug, kiek mes norėtume, nes jis labai daug keliauja, daug dirba su tarptautiniam įmonėm. Ir iš tikrųjų aš iš jo pradėjau mokytis visko. Jis mane užvedė ant kelio. Iš tikrųjų, apie tai galima sukurti net atskirą video. Ko gero būtų kol kas tiek apie tai, kuom dirbu ir taip labai daug išsiplečiau. Jeigu kažkam bus įdomu sužinoti atskirą istoriją, parašykit komentaruose. Sukursim su Edvinu atskirą video. Gal net įkalbėsiu tą žmogų pasirodyti kartu su manimi eteryje ir pabendrausim, kaip jam atrodo, kodėl man pradėjo viskas sektis, nors buvau lepūnėlis tėvų išlaikyti. Rašykit komentaruose, jeigu bus įdomu padarysim. Taip, trečias klausimas. Kaip bus su vlogais ateityje? Ateityje taip pat kursit, nesustosit. Kaip ir minėjau, man atrodo, per pirmą klausimą, nesustosim, toliau kursim. Čia, man atrodo, nieko daugiau atsakinėti. Ketvirtas klausimas. Kokia tavo viena ir vienintelė svajonė? Turiu tokių, aš ne tai, kad svajonių, bet tikslų, ko gero. Vienas pagrindinių tikslų gal yra turėti savo lažybų punktą. Toks yra pagrindinis tikslas. Jeigu teisininkai žiūri, gal žino, kokio įstatinio kapitalo reikia, norint turėti savo lažybų punktą. Ir dar daug krūvo kitų niuansų. Turėti gal berniuką ir mergaitę, 2 vaikus. Bendrai vieną turiu. Kad Naglis nebevalgytų McDonald'o ir baigtų rūkyti. Tokias mano 2 svajonės. Iš tikrųjų norisi, kad draugas būtų sveikas, o kai jis pastoviai ofise valgo McDonald'o, man pačiam norisi ir kartu einam dažniausiai. Tai va Nagli. Prisipažinau ir aš, kad aš irgi kartais valgau McDonald'o. Taip, einam tada prie 5 klausimo. Kaip uždirbai pirmus pinigus? Arba gavai pirmą darbą ir kokį verslą galima pradėti nuo 1 000 arba nuo 30 000 eurų? Labai nemėgau atsimenu skaityti knygų, bet čia toks
kaip sakyt, kvailas uždirbimas. Man atrodo, man mama mokėdavo už perskaitą tą puslapį knygos kažkiek pinigų. Jo, ko gero taip kvailai, o jeigu jau rimtai kalbant, yra toks Verkių malūnas. Ten ir dabar yra kavinė. Draugo tėtis buvo savininkas, tai jis vieną kartą pakvietė padirbėti. To pačio klausimo kitas punktas. Kokį verslą galima pradėti šiais laikais nuo 1 000 iki 30 000? Man atrodo, tai visų pirma, tu turi būti tinkamų vietoj, tinkamų laikų. Apie sėkmę aš iš vis netikiu. Aš kaip sakau, sekasi tik geriem, o tie geri žmonės patys tą sėkmę savo susikūrė. Tai nėra tokio dalyko kaip sėkmė. Tai man daug kas sako, oi tau sekasi, oi tau sekasi. Nebūna, kad tau sekasi. Tu tą sėkmę pats susikūrė, todėl labai kvailas sakyti, kad oi tam žmogui pasisekė. Aš tikiu, kad kartais galėsi atsidurti tinkamai vietai, tinkamų laikų. Ir kokį aš siūlau verslą dėti, nuo 1000 eurų iki 30 000 eurų. Tai ko gero yra IT verslai, nes, pavyzdžiui, nekilnojamam turtas su tokia suma tu nieko praktiškai negali padaryti doro. Man atrodo, sakau, IT yra, visokie robotai. Einam prie 6 klausimo. Koks tavo šiuo metu yra projektas perspektyviausias? Tai be abejonės didžiausias viltis dedu į tipstershub.com savo projektą. Jo nuorodą paliksiu po šio video, jeigu kam nors bus įdomu, galėsit pasižiūrėti. Ten kiekvienas galite tiesiog rašydami analizės uždirbti pinigų, pardavinėti analizės, laimėti prizus užrašydami analizės. Arba taip pat galite ir pirkti analizės iš gerų ekspertų. Tai šitas projektas yra mano būtent tarptautinis. Jo yra dabar tik pati pradžia, galima sakyti, nors dirbame jau virš metų ir kasdieną tobulėjam su savo IT komanda, su kitais partneriais. Tai ačiū labai visiems. Kaip praėjo tavo medaus mėnuo? Tai galite pasižiūrėti. Krūta babulka. Taigi, pabuvojom dar vienoje saloje. Aišku, nieko ypatingo labai. Aišku, gražu, bet kartu ir nieko ypatingo. Taigi, šiandien vakare eisim švęsti mano gimtadienį, nors iš tikrųjų galima jau dabar pradėti švęsti šventę. Iš tikrųjų šitoje saloje nėra PVM-o, tai šiaip labai pigus alkoholis. Bet pardavinėja tik Valentiną. Tai iš bėdos teko pričiupti. Taip, 7 klausimas. Ar tiesa, jog norint prabangiai gyventi, nereikia mokslo? Ar užtenka tik savarankiško mokėjimo sukti? Iš tikrųjų, mano nuomonė, kad kiekvienam žmogui yra skirtingai. Vieniem reikia tų mokslų, kitiem nereikia. Aš manau, jeigu žmogus gyvenime nežino, ko nori, gal jam reikia tą universitetą. Mano atveju buvo kitaip. Aš kai susipažinau su tuo žmogum, neseniai kalbėjau, aš aiškiai pradėjau žinoti, ko aš noriu, kaip aš noriu ir panašiai. Tai aš nebaigęs jokių mokslų, bet man tikrai gan neblogai sekasi ir aš nesigailiu. Tik tai kartais gal kur pajaučiu, kada man mokslo reikia, kad kartais nelabai tiksliai sugebu išdėlioti savo mintis ir nelabai aiškiai. Tai man reikia, pavyzdžiui, jeigu žmogus baigęs universitetą, jis mano mintis išdėlioja ten, tarkim, 5 žodžiais, o man reikia išdėlioti kokių 10 žodžių. Tai vat, čia jaučiu gal šiek tiek trūkumą, bet manau irgi tas pataisoma. Gal reikia daugiau knygų paskaityti. Taigi, 8 klausimas. Geriausia šių laikų investicija. Ar verta investuoti į lažybas, o ko reikia tokiai komandai kaip tavo? Tai irgi daug klausimų viename. Geriausia šių laikų investicija. Nežinau, šiam momentui aš perku atitinkamus kompus ir gaminu valiutą. Ne bitcoiną, nes, pavyzdžiui, bitcoinų jau neapsimoka gaminti. Yra visai kita valiuta. Kam įdomu, tas parašykit privačiai, padiskutuoti galėsim, kas įdomu, galės prisijungti. Ar verta investuoti į lažybas? Į lažybas verta investuoti, jeigu tau įdomu. Jeigu tu tai darai vien tik, tarkim, dėl pinigų, tai tau bus iš tikrųjų sunku. Visiems tik atrodo, kad va investuoji, čia labai lengva laimėti. Labai retas, kuris suvaldo savo banką. Jeigu, tarkim, jam savaitę, 2 sekasi, jis automatiškai pradeda didinti statymus, nes jam atrodo, jis niekad nepraloš. Bet jeigu jam pradeda nesisekti, pradeda mažinti savo statymus, jam atrodo, kad nesiseka ir šiuo metu reikia. Tai čia yra didžiausia klaida ir kodėl aplinkui mūsų yra tiek daug nesėkmingų lošėjų ir jie kaltina vieni kitus. Man atrodo, jie kaltinti turi patys save visų pirma, nes kada jie susitvarkys su savo emocijom, su savo banko valdymu, tada jie tik taps sėkmingi.
Ko reikia tokiai komandai kaip tau? Ko gero, didžiausia vertybė aš vertinu tai sąžiningumas, nes pas mane komandai visi žmonės dirba tokiu principu, kad aš galiu palikti pluoštą pinigų ir grįžęs net neperskaičiuoju į ofisą, nes 100% pasitikiu savo komandos nariais. Čia kaip toks abstraktus pavyzdys. Tai vat pagrindinis dalykas toks. Antras dalykas, kas man jau svarbiausia, kad žmogus atėjęs pas mane į darbą nenorėtų kuo greičiau daugiau išpešti pinigų, naudos kažkokios, kad jis suteiktų komandai pridėtinės vertės, o tada jau pinigai patys pas jį pradės eiti. Dar vienas klausimas buvo, tai kada pagaliau padovanosiu droną? Hebra, nesijaudinkit, dronas čia, greitų metų padovanosiu, manau per kitą video, vis dar stovi, laukia jūsų, tai manau per kitą video, per dar kitą video viską padarysim, padovanosim ir įteiksim laimingai. Klausimas, kuris man labai patinka ir dar viena rekomendacija jums. Mano mėgstamiausias maistas. Šita vieta būtent yra mano mėgstamiausia, viena mėgstamiausia Vilniuje, tai yra Markus ir Ko. Būtinai apsilankykite ir paragausit mano mėgstamiausią maistą. Tai tikiuosi jums patiko mano 9 video blogas ir laukite jubiliejinio 10.